Kova už laisvę – tai ne tik tautos teisė, bet ir pareiga. Ypač tautos praradusios savo valstybingumą. Už 1939–41 metų įvykius Lietuvoje ir dar daugelį dešimtmečių po Antrojo pasaulinio karo atsakingos dvi valstybės agresorės – Sovietų sąjunga ir nacistinė Vokietija. Jos sugriovė Lietuvos valstybę, atimdamos tautai nepriklausomybę. Niekam nevalia nurodinėti, kaip lietuviai turėjo kovoti, būdami palikti vieni su dviem priešais.